Dienai išaušus, pagavau save gvildenant vieną paprastą, bet gilų klausimą. Ką iš tiesų man reiškia namai? Namai tai daugiau nei paprasta erdvė, tai žmonės, kurie ją kuria. Pažvelkime į Europą. Tai įvairiai žmonių gyvenimais ir patirtimis austas gobelenas. Visi esame skirtingi, bet kartu turime tiek daug bendro. Namai yra ten, kur puoselėjamos mūsų šaknis ir auginami sparnai ateičiai. Namų ir to bendrumo dėka galime drąsiai žvelgti į ateitį. Susitelkti į tai, kas mus jungia, o ne tai, kas skiria. Namai tai mes visi, palaikantis vieni kitus, besidalijantis viltimis ir svajonėmis, bei suteikiantis galimybę kiekvienam išmėginti jėgas. Namai ten, kur kiekviena diena kupina nuo mažų kasdienių įvykių iki didžiausių svajonių, kuria mūsų gyvenimo istoriją. Jie mums suteikia saugumo jausmą ir kartu išlaisvina. Namai tai, kur dalijamasi sunkumais ir randamas palaikymas. O iš esmės namai tai erdvė, kur svarbus kiekvienas balsas ir kur nei vienas neliks atstumtas. Juk Roma nebuvo pastatyta per dieną. Tam reikia nuoseklaus darbo, bet rezultatas bus to vertas. Europa klesti mūsų bendrų pastangų, iššūkių dėka. Ir dėka žmonių, kurie kasdien kartu dirba mažus ir didelius darbus. Nes galų gale Europa yra mūsų namai. Nuostabos, svajonių ir harmonijos kraštas.